Kiekvienais metais parapija kartu su Dainavos seniūnija organizuoja renginius pažymėti Lietuvos 20 metų nepriklausomybės jubiliejų. Taigi yra tas bendras projektas, kuris kelia žmonių bendruomenę, žadina pasitikėjimą savo kraštu, savo gyvenamoji mikrorajonu, savo parapiją, tuo labiau ir mokyklos. Mokiniai pajunta bendruomeniškumą, pajunta tam tikrą norą gyventi kartu, kurti savo ateitį, kurti savo Lietuvą, brandinti joje tikėjimą ir būti laimingiems. Taigi šis renginys Dainavų Dainava, kuris įprasmina būtent buvusią Dainavą, buvusią čia gyvenvietę, buvusi kaimą, tuo labiau suburia tuos, kurie gyvena šiais laikais šiame dideliame mikrorajone. Be abejo, bažnyčia vienija visus žmonės, kviečia į vienybę, kviečia būti drauge, kviečia pasidalinti tuo, kuo mes turtingi. Mokiniai dalinasi savo darbais, kuriuos nepriklausomybės šventei paruošė, dalinasi taip pat ir savo meniniais sugebėjimais, dalinasi ir savo gerų žodžių. Tai įprasmina mūsų dabarties gyvenimą nepriklausomoje Lietuvoje. Taigi džiaugiuosi tuo, kad galiu prie to prisidėti ir kurti savo bendruomenę, burti bažnyčią ir joje gyvenančius žmonės į vienybę, į meilę, į gyvenimą nepriklausomoje Lietuvoje. Dainavų Dainava yra toks, mes pasakėm, kad tai yra festivalis. Festivalis šitas susidės ne iš vieno renginio tokio. Tai yra pirma šventė, bet bus keletą švenčių. Ne tik tai švenčių, bet ir bus tam tikrų darbų, ten, sakykime, su bendruomenė darbų. Mes čia Dainavoje norim suburti visus turinčius Dainavos vardą, tie, kurie yra. Sakykime, Dainavos komisariatas yra, Dainavos seniūnija, Dainavos mokykla, Dainavos biblioteka. Pagaliau yra dainaviškiai, visi, kurie čia gyveno ir kurie čia dabar gyvena. Ir mes taip norime tam tikrą projektą tuo daryti. Paimti, paskatinti daugiau bendrauti visus žmonės. Mes turim bendruomeniškumo jausmą žmonėse įdiegti. Mes turim kartu daryti su visa bendruomenė. Jeigu mes darom, sakykime, parką puošiame, tai ateikim iš visur, nesvarbu, viena organizacija ar kita. Sakykime, aš ar tokia organizacija, aš tokia. Ne, mes esam visa bendruomenė ir darom. Mes statysime paminklą, mes statysime stogastulpį, mes statysim visi. Vienas aš, kaip bendruomenė, sakykime, narys, to negalėsiu padaryti. Bet mes visi atėję nešim vieną akmenį, čia padėsime. Kitas ateis šeima, kitą akmenį padės. Trečias iš kitur jau bus didelis takas, pagaliau bus kelias. Tai mes norime suvienyti tuo visą bendruomenę ir padaryti iš tikrųjų tokį bendruomenišką darbą. Daugiau telkti vienybę visus žmonės.